Atsipalaiduojam, įkvepiam ir iškvepiam. Pajaučiam visą save, visų kūnų. Įkvepiam į širdį ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Pajaučiam visų kūnų save. Ir visas dėmesys keliauja į mano pėdas. Jaučiu savo pėdas ir kaip energija pradeda tekėti link mano blauzdų, link mano kelio, šlaunų. Ir visa energija suteka į dubenį. Pajaučiam savo pilvo apačią, savo krūtinę, savo širdies plakimą. Pajauskime savo pečius, rankas, kairės, dešinės rankos plaštakas, kylant į viršų, pajaučiam kaklą ir savo veidą. Ir kiekvieną veido bruožą, akis, nosį, lūpas, atpalaiduojam žandikaulį, ir nuo viršugalvio iki pirštų galiukų jaučiu save, jaučiu visą savo kūną. Įkvepiu ir iškvepiu, susijungiu su savo aukščiausiuoju aš. Ir į šią kelionę, į šį procesą pasikviečiu savo aukščiausiąjį aš. Mano brangus aukščiausiasis, ateik pas mane ir parodyk man ženklą, pojūtį kūne, jog tu esi šalia manęs. Pajausk. Šis garsas. Jis tau sako, jog viskas jau yra šalia tavęs. Pasikvieskime išvalymo angelus, kurie apvalys mane šiame procese. Pasikvieskime archangelą Mykolą, kuris su savo mėlyna šviesa, mėlynu energijos srautu apvalys visą mano kūną, nuvalys viską, kas atitarnavę. Ir tik tai tos energijos ir būtybės, kurios yra aukščiau dieviškos meilės, gali būti šioje erdvėje su manimi. Tai padaryta, tai padaryta, tai padaryta. Leisk sau jausti energijas tekančias per tave,
Įkvėpk ir iškvėpk. Tegul ši banga eina per visą tavo kūną, nuo pirštų galiuko iki viršugalvių. Tegul ši banga kaip sūkurys sukasi per tave. Leisk šioms energijoms eiti per tave, valyti tai, prie ko tu dar laikaisi prisikibusi. Tegul išsivalo tai dabar. Visos programos einančios iš protėvių, tos, kurios yra atitarnavusios ir nebegaliojančios, nebekuriančios, o tik tai griaunančios ir naikinančios, jos išeina. Išeina dabar iš tavo kūno. Įkvepi, iškvepi, įkvepi, iškvepi, įkvepi, iškvepi, įkvepi, iškvepi. Archangelo mėlynoji šviesa apvalo tai, apvalo. Apvalo. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam ir iškvepiam. Jausk visą save, jausk save. Kad ir kokie pojūčiai eina per tavo kūną, viskas tegul vyksta, viskam yra vietos, atsitraukia visos baimės, abejonės ir nepasitikėjimas procesu, viskas atsitraukia. Tu esi saugia, saugus, esi mylima, mylimas. Tegul šis procesas pasitarnauja tau. Keliauk per savo pojūčius, keliauk per savo patyrimus. Ir dabar esant aukščiausiajam šalia tavęs, matyk, kaip jisai veda tave prie savo šviesos ir eik link tos šviesos. Erdvė, lyg tunelis, kuris tave veda link jo. Tam, kad tą šviesą įsileistum į savo gyvenimą, tau reikia raktų, nes visos tos spynos, kurios yra užrakintos tavyje, tavo potenciale, tavo širdyje, tavo sąmonės sraute, visą tai tau reikia atrakinti. Todėl dabar keliauk pas savo aukščiausiąjį aš, pasiimti šio rakto. Keliauk.
ir matyk, kur tave veda tavo vidiniai procesai. Kur tave veda tavo vidiniai procesai. Jausk šios procesus savyje. Bejausdama keliauk į tą šviesą, kuri tave šaukia. Tavo aukščiausiasis aš, jisai tavęs laukia. Atėjo laikas išsilaisvinti. Atėjo laikas galutinai paleisti protėvių naštą, protėvių programas, įžadus, pažadus, priesaikas. Visa tai jau atitarnavę, visa tai jau praeitis. Čia ir dabar egzistuoji tik tai tu ir tos energijos, kurios teka dabar per tave. Ir keliais žingsniais žingsniuok į priekį. Dėk savo žingsnius ir eik į priekį. Eik į priekį. Niekada nesigręžk atgal, praeitis nebeegzistuoja. Neleisk protui laikyti tavęs praeityje. Eik į priekį, į priekį. Su visu skausmu, kuris yra, kurį tu kartais jauti, bet tai nesi tu, eik į priekį. Nesidairyk atgal, eik į priekį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matyk šią šviesą, matyk, jausk. Raktus. Matyk raktą. Matyk atsakymą. Matyk savo kodus. Raktas yra tavo sąmonės sraute. Tu turi jį pamatyti. Tai nebūtinai bus vizualiai matomas raktas. Tai gali būti garsas, žodis, spalvos. Tai yra tai, ką matai tu. Tavo aukščiausiasis aš duoda tau raktą tam, kad tu atrakintum, išsilaisvintum iš tų programų, priesaikų, pažadų, skausmų, naštos, slegiančios tave, keliaujančios iš kartos į kartą, atėjusios link tavęs. Tau nebereikia to nešti, tau nebereikia to perduoti. Viskas yra jau aplink tave, viskas yra jau su tavimi, jau su tavimi. Matyk, koks tai yra raktas, koks yra rakto kodas, galbūt tai skaičiai, garsai, o galbūt tai tiesiog tavo raktas. Ir su šiuo raktu kiekvieną kartą, kai prisiminsi, jog tau skauda, jog tu tolsti nuo savęs, užtenka vienos akimirkos, jog tu užsimerktum, įkvėptum, iškvėptum, susijungtum su savo aukščiausiuoju aš ir pasiimtum iš jo tą raktą. Nes tas raktas visada yra su tavimi, su tavo aukščiausiuoju aš. Jisai visada yra su tavimi. Visada yra su tavimi. Ir net jeigu dabar tu jo dar nematai, ir net jeigu tu nesupranti, nesvarbu, viskas jau vyksta. Atsakymas ateis. Kartok šitą praktiką
21 dieną. Jei nematysi, 60 dienų. Ir jei tada nematysi, 90 dienų, tol kol pamatysi, tu tikrai pamatysi. Tu tikrai suprasi savo kodus, savo raktus, kad atrakinti savo intuiciją, savo aukščiausiąjį aš ir gyventi pilna širdimi šiam gyvenime, einant savo sielos keliu. Nes dabar ateina kitos energijos į tavo gyvenimą. Dabar ateina meilė, dabar ateina šviesa, atjauta, harmonija, dėkingumas, visapusiškas džiaugsmas, aistra gyventi, aistra kurti, aistra kvėpuoti, matyti, šviesti, būti šviesa visiems, kurie prisiliečia prie tavo energetinio lauko, būti šviesa tiems, kurie eina su tavimi kartu. Jiems reikia tavo šviesos, jiems reikia tavęs. Ir tu tai puikiai žinai. Atverus šią skrynę, atidarius šias duris, atrakinus su šiuo raktu, tu visą tai duosi pasauliui. Ne iš trūkumo, ne iš skausmo, ne iš pripažinimo jausmo, o iš pilnumo, nes tu jau esi pilna, tu jau esi perpildyta meilės, šviesos, tik tai tu tą pamiršai, nuo to nutolai, per rūpesčius, per darbus, per stresus, per visus išgyvenimus, per skaudžias patirtis. Tai tave nutolino nuo tavo šviesos. Bet dabar ta šviesa didelė banga, liepsnojančia energija grįžta visų kūnų į tave. Visų srautų, visa energija, visa tai grįžta iš žemės centro, iš kosmoso. Tai grįžta į tave. Jausk šitas energijas, jos eina į tave. Jauskis. Padėkok sau, savo aukščiausiajam aš, savo angelams, kurie yra su tavimi. Dėkojam Archangelui Mykolui ir kitoms aukščiausiosioms būtybėms, kurios dalyvavo šiame procese su tavimi, kurios tau parodė, davė atsakymus, duos atsakymus, siūs ženklus. Visa tai jau vyksta. Tau tai reikės tai matyti, fiksuoti ir atsiverti šiam gyvenimui, nes jis yra pilnas. Pilnas meilės, pilnas gėrio. Ir tam, kad tai plėstytųsi,
Tam, kad tai augtų ir didėtų, reikia tavo šviesos. Reikia tavo šviesos šiam pasauliui. Atverk savo šviesą. Keliauk su savo sielą. Nenutolk nuo savo sielos, nuo savęs tikros, nuo savo tikrųjų sprendimų. Neišsižadėk savęs. Neparduok savo sielos. Tai plona riba tarp tavęs ir tarp tų energijų, kuriams reikia tavo šviesos. Tai plona riba, plona ledo linija. Bet tu žinai, kad darai teisingai, renkiesi teisingai, priėmi teisingus sprendimus, o jei kartais ir suklysti, visada žinok, kad gali laiku sustoti ir grįžti atgal čia, kur yra tavo sielos namai, tavo meilės šventovė. Ir leisk savo truputį dar pabūti šiose energijose. Leisk savo pajausti savo kūną, pėdas, savo kojas. Pajausti savo dubenį, savo krūtinę. Savo pečius, rankas. Savo veidą. Tiesiog leisk savo visą save pajausti ir matyti energijas, kuriuose esi dabar. Tai gali būti bangos, šviesos, geltonos, violetinės, žalios, mėlynos spalvos. Energijos eina per tave, šviečia tave, valo tave. Ir tu leidi šioms energijoms būti. Ir aš leisiu tau dar kelias minutes pabūti šiose energijose. Ir kai įrašas sustos, švelniai lėtai atsimerksi. Ir niekur neskubant dar pabūsi šiose energijose. Jei jausi pojūtį, užsirašysi savo patirtis šioje kelionėje, tam, kad kai pamirštum, atsiverstum ir prisimintum.
Ir nepamiršk praktiką, aktyvaciją kartoti 21, 60, 90 dienų. Kiekvienai sielai skirtingi procesai. Su tavimi buvo Solveiga Satė.